Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pranešimas JAV 20 tarybai 2015 metais. Žinote, kad kaip vyksta Lietuvos pasaulio lietuvių bendruomenės seimas, būna surašytos ir priimtos iš tikrųjų gan daugybė rezoliucijų. Galiu pasakyti, kad yra tokių, kur mes labai greitai atlikom. Pavyzdžiui, vėl įsteigti, atnaujinti JAV LB Seimo, Lietuvos Respublikos LB Seimo komisiją ir su vyriausybė užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija. Tuos atlikom. Buvo keletą tokių rezoliucijų, kur taip pat ne mūsų valioj buvo, pavyzdžiui, kad Urmas neuždarytų Argentinoje ambasados. Mes galim tik juos raginti, maldauti, mes negalim jų priversti. Ačiū Dievui, nors buvo uždaryta ta Argentinoje ambasada, atsidarė konsulatas Brazilijoje. Taip pačiam centre, Pietų Amerikos. Aš manau, kad ne visi patenkinti, bet geriausia išeitis tada buvo. Yra kitokių klausimų, pavyzdžiui, pilietybės. Visiems įdomiausias, kur tik aš einu, manęs klausia žmonės tik apie pilietybę, lyg kad nieko kito pasaulio lietuvių bendruomenė nedaro. Dabar, jeigu jūs norit žinoti naujausias žinias, yra šitokios. Sustabdėm referendumą, ačiū Dievui. Vis Ragina Narušienė arba aš, arba mes apie lankėm Seimo konstitucijos komisiją. Gerai susipažinau asmeniškai su Rimante Šalaševičiūtė, taip kad komisijos pirmininkė, taip kad aš visiškai drąsiai galėjau su ją ir rašinėtis, ir pas ją užsukti. Ir mes tikrai išvystėm neblogus santykius. Jie davė mums daug informacijos, šiek tiek net ir mentorystės. Viena problema, dėja, ne jai gal, bet mums, kad ją paskyrė dabar sveikatos ministrę. Bet atrodo pagal jų tinklalapį, kad gal dar ir lieka konstitucijos komisija tik ne kaip pirmininkė ir dar nepaskirtas nuolatinis pirmininkas. Nors aš dabar dar vis rašau laiškus tam interim, laikinam pirmininkui. Liko tik tai paskubinimas, kad jie pristatytų pilietybės išsaugojimo klausimą į darbotvarkę Lietuvos Respublikos Seimo. Ir dar svarbiau, iš tikrųjų, kad jie panaudotų arba bent pasitartų su pasaulio lietuvių bendruomenė dėl formuluotės. Kadangi Artūro Paulausko formuluotė, kad visi Lietuvos lietuviai, kiekvienas Lietuvos lietuvis gali būti kito krašto pilietis, Lietuvos pilietis gali būti kito krašto, labai plati, labai pavojinga. Pati konstitucijos komisija tą pripažino, ačiū Dievui. Per Urmą gavom žinią, kad yra siūloma kita, kur irgi mums nepriimtina, yra, kad tėvų pilietybės neišsaugos, jeigu jie priima kito krašto pilietybę, bet jų vaikai iki 18 metų gali nutart, kurią pilietybę jie nori. Čia pasaulio lietuvių bendruomenė irgi yra nepriimtina, kadangi čia yra kaip pratęsta visa. Ir neišsaugoja tėvų. Mūsų geriausia yra ta, kuri garantuoja pilietybės išsaugojimą visiems tiems, kurie prieš antrąjį pasaulinį karą, tiems, kurių tėvai, seneliai arba jie patys buvo Lietuvos piliečiai. Tada atsikratom visokiausių tokių problemų kaip Lenkų krašto, kad manot, kad ten gaujos eis. Vilnius, Lenkų kraštas per šaltą pasaulinį karą, jie buvo Lenkijos piliečiai. Tai tas nėra problema. Ir apeina, kiek mes žinom, mes labai gerai pasitarėm, šitas yra tobuliausias, ką mes galim šiuo laiku pasiūlyti. Ir mes tikimės, kad konstitucijos komisija sutiks su mumis. Aš važiuoju lapkričio mėnesį vienu iš kelių savaičių. Ten būsiu gan ilgai, mėginsiu lobizmą vesti su Loreta Graužinienė, kuri labai palankė Seimo pirmininkė, palankyti frakcijų pirmininkus ir prašyti, kad būtų ir jų frakcijos, kelių frakcijų, visų frakcijų parama. Kadangi jeigu viena frakcija tik tai siūlys, yra irgi blogai, kadangi kitos girdėjai iš priešingumo ir užsispyrimo balsuos prieš. Tai turime gauti konsensusą iš nemažos grupės. Dabar tokie yra reikalai. Tai vėl reikia įsilakinti. Gerai. Seimo PLB komisijos raportą davė Jonas Prunskis. Papasakosiu trupučiuką apie tą užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisiją. Yra komisija su vyriausybė, kur aptariam bendrius opius klausimus, bendrą veiklą, siūlom bendrą veiklą. Pavyzdžiui,
kas buvo diskutuojama per paskutinius du posėdžius, migracijos politika, ekonominė ir socialinė reintegracija grįžtančių migrantų, Lietuvos institucijų veikla bendradarbiaujant su užsienio lietuviais ir partnerystės ruošiant bendrus projektus, įgyvendinant globalios Lietuvos programą. Ir geresnis bendradarbiavimas su PLB. Pavyzdžiui, vienas labai geras pavyzdys ir kas mums tikrai labai užkliuvo per pereituosius metus, buvo anketa, apklausa išleista užsienio lietuviams. Buvo pasamdyta privati firma, apklausė labai mažai žmonių. Ir buvo tokių išvadų, kurios absoliučiai neturi nieko bendro su mūsų realyba, visiškai. Lyg tai nebūtų tokių žmonių, kurie rūpinasi vaikų ugdymo, lietuviškų ugdymo, kad kuria organizacijas, kad rūpinasi visuomeninė veikla, buvo nei šis, nei tas. Ir net vienas dalykas, kur tikrai man pasižiauti plaukai, vienas punktas buvo, kad Lietuvos lietuviai nepasitikė užsienio lietuviais. Toks bendras, aš iš jų paklausiau, sakau, ką tai reiškia be konteksto. Sakau, reiškia, kad jie nepasitikė, kad mes tęsim mūsų labdarą, ar jie nepasitikė, kad mes pavoksim jų sidabrą per vakarienę. Ką tai iš tikrųjų reiškia? Čia nesąmonė, absurdas. Ir mes tikrai norim, kad nebūtų pasaulytų bendruomenė apeita tokiu atveju, kadangi nors jie žino, kur ras tos lietuvius su lietuviškom pavardėm, jie nemoka gauti tą sluoksnį, kad būtų įvairių sluoksnių mūsų lietuviškos visuomenės pasiekta. Tai mes dabar su jais mėginam derinti tokius dalykus. Finansai. Pereitais metais ir dar vis iki šios pačios sesijos mane vis darbuoja tas Algimantas Gustaitis dėl tų $10,000. Jau tiek nusibodo, kad mes sakom ir mums reikia finansinės nepriklausomybės. Tai aš su dideliu džiaugsmu jums pranešu, kad atkūrėme Pasaulio lietuvių bendruomenės fondą. Wow. Ar jūs dėkosite, kai gausite aukų prašymo laišką? Žinokite, čia priklausys nuo jūsų dosnumo ir jūsų iš tikrųjų pagarbos mūsų darbui. Kadangi mes jūs atstovaujame Lietuvos valdžiai. Niekas kitas jūsų viso pasaulio lietuvių neatstovauja taip, kaip pasaulio lietuvių bendruomenė. Mes ten esam, atstovybė ten yra, jie kainuoja mums pinigų išlaikyti. Taip, ponas Gustaitis. Tai tikimės, kad jūs būsite ir ateityje dosnūs. Ir vienas iš tų dalykų, kur paskubino tą Pasaulio lietuvių bendruomenės fondo atkūrimą, ir aš nežinau, kiek jūsų prisimena, kad yra University of Illinois iš Chicago, kad yra lituanistikos katedra. Ir labai daug pinigų davė, ne 600,000 prieš kaip per įkūrimą davė Pasaulio lietuvių bendruomenės fondas. Sutartis pasirašyta su Pasaulio lietuvių bendruomenės fondu. Jeigu mes norim turėti kokio nors svorio, su jais juos raginti, kad įkurtų daugiau programų, kad įkurtų graduate programas, jie tartųsi su Pasaulio lietuvių bendruomenės fondu. Dabar toks yra, aš kelis kartus ten lankiausi ir paprašiau, kad pradėtų programą siūlyti undergraduate kursus, raginti, lankyti Čikagos, pavyzdžiui, Ilinojaus lietuviškas mokyklas. Ir angliškai tos profesorius, department heads, kalbintų ir pasakytų tiems lietuviukams, kokios geros tos undergraduate programos yra ir kad jie dabar visiškai kitokiame lietuviškame pasaulyje gali iš to padaryti karjerą. Anksčiau mes iš įdomumo, iš pareigos, iš meilės Lietuvai lankydavom tos kursus. Dabar šios dienos jaunimas gali iš to ir pragyventi. Ir kuo daugiau bus undergraduate programų, kuo daugiau bus baigiančiųjų, tada jie sakė, prižadėjau įsteigti vėl atnaujinti graduate programas. Tai tokie reikalai su UIC. Gerai, dabar dar vienas dalykas, ką padarėm, kad Lietuvių fondas nelabai noriai remia veiklą Lietuvoje. Tai mes pagalvojom, ką dabar daryti, kadangi mums kartais dar pritruks pinigų, kol tas fondas atsistos ant kojų. Mes įsteigėm, sužinojom, kad yra tokių dalykų kaip asociacijos, kurios veikia Lietuvoje, kurias valdžia remia kaip lietuviškas nevaldžios, nevalstybinės organizacijas. Tai įsteigėm Pasaulio lietuvių bendruomenės asociaciją Lietuvoje. Dabar galėsime duoti tos vardų paraiškas
Jau pereitais metais gavom šiek tiek paramos, ar net ne 15 000 litų. Tai jau pradžia padaryta graži ir mes mėginsime tą asociaciją išnaudoti kiek tik galime. Pirmininkų suvažiavimas Klaipėdoje šiais metais buvo labai pavykęs, suvažiavo daug pirmininkų, daug entuziazmų. Buvo labai įdomių diskusijų apie pasaulio lietuvių bendruomenę naujame lietuviškame pasaulyje, kokios prognozės. Tai kalbėjo Egidijus Aleksandravičius, Gabrielius Žemkalnis ar kitų. Ir tikrai labai įdomiai pakalbėjo. Pirmininkai labai mielai pasidalino savo įspūdžiais, norais ir problemomis. Paskui po to važiavom paminėti Donelaitį. Buvo ekskursija į Donelaičio gimtinę, parapiją, paminklą Karaliaučiuje. Ne visi važiavo, žinoma, bet tie, kurie važiavo, buvo tikrai nepaprastai sužavėti, kaip rusai gerai prižiūri Donelaičio paveldą. Ir Rėzos statula gražiausia, ir Donelaičio gražiausia. Rusai kitai jo bažnyčioje puikiausiai informuoti, visur minima, žinoma, Lietuva. Ir tikrai labai gražiai tas sutvarkyta. Donelaičio metus šiaip paminėjome visose bendruomenėse, aš žinau, kad ir čia Amerikoje. Švietimas. Laima Avanavičienė perėmė švietimo reikalus mūsų valdyboje, kooptavom ją, puikiai dirba. Taip pat, kadangi dabar švietimo ministerija kuruoja švietimo reikalus, dabar jau dirbame su švietimo ekspertais. Nors Kurmas labai gražiai vežiodavo vadovėlius ir padėdavo, bet vis tiek dirbti švietimo reikalais su Lietuvos edukatoriais, mokytojais, profesoriais yra visiškai kitas reikalas. Jie rengia visokiausios gražius suvažiavimus, dabar buvo mokytojų suvažiavimas, Danguolė Varnienė ten buvo iš mūsų, aš dalyvavau, ir Draugystės tiltas Lietuvoje, ne Lietuvoje, atsiprašau, Europoje vis kasmet vyksta. Tai ten tikrai labai gražiai veikia, dalinamės idėjomis ir jie tikrai mūsų klauso ir džiaugiasi to bendradarbiavimo. Dabar paskutinis dalykas yra rytiniai kraštai. Čia yra tikrai unikalios problemos. Mes manom, kad mes tokia viena rūšė vis tiek visuomenė esam. Nors yra čia ir trečiapankių, yra tokių nutautėjusių, yra tokių, kurie nenori nutautėti, kurie domisi visokiais reikalais, kurie visai nesidomi. Rytuose yra visai kitas dalykas. Ten jie neturėjo jokios visuomeninės patirties. Pradėjo burtis į bendruomenės be jokio visuomeniško pagrindo. Tai yra panašiai kaip statymas namą pradedant nuo stogo. Ten suburtas visas organizacijas ir ką būna gan dažnai nesantaikos, būna peštynių. Reikia ten, aš buvau nuvažiavęs į Latviją ir į Baltarusiją jos suvienyti. Tai buvo gan įdomios kelionės. Su Latvija buvo lengviau, su Baltarusija, kadangi ten stebi valdžia ir turi būti priimta organizacija valdžios. Jie mieliau dirbs su tokiais, kurie jiems palankesni, negu kad tokiems, kurie nežino, čia kas kultūra, kas čia visuomeniškumas. Jie nori tokį, kur tik tai kultūra, pamiršta žodį visuomeniškumas. Ir tas yra iš tikrųjų gaila. Kai man vainas žvaigsiu su labai įdomiu klausimu, kad kai prieš tą pirmininkų suvažiavimą aš išsiunčiau anketą. Pažiūrėt maždaug kiek susipratę ten visi tie kraštai, kas liečia ir kultūrinę veiklą, ir švietimo, ir visuomeninę. Ir tokį įdėjau gan įdomų klausimą. Ką jūs darytumėte kaip bendruomenė, jeigu rusai pultų Lietuvą? Ir gavom įdomi tokių visokiausių atsakymų, kad stosim į Lietuvos armiją. Ir paskui viena nauja bendruomenė atsiuntė atsakymą, sako, koks čia kvailas klausimas. Tai matote, kad jiems tas visuomeninis dalykas dar labai svetimas. Tai nėra tas, mes esam bejėgiškumo, tai yra tas bejėgiškumo jausmas. Kad ką mes tokie mažiukai galėsim padaryti. Daug galit padaryti, tas visas lobizmas. Dar tas kituose kraštuose dar nelabai tas suvokiamas. Tai čia vienas iš tų didesnių pasaulio lietuvių bendruomenės iššūkių.